Šiais metais vienas didžiausių mano asmeninių iššūkių prasidėjo dar sausį. Kiekvieną vakarą pildau savo stebėjimų sąrašus ir tiesą sakant, tai tikrai man nėra taip lengva. Aš esu Aleksandra, astrologė ir numerologė, o pagal mano asmeninę prognozę šie metai gali atnešti daug gausos, bonusų, tačiau su viena svarbia sąlyga. Mano metų skaičius yra 7, o jis kalba apie struktūrą, discipliną, tikslus ir nuoseklumą. Todėl visus metus sąžiningai stebiu savo emocinę būseną, nerimo lygį, miego kokybę, laiką, kada einu miegoti, kiek laiko skiriu knygoms, fiziniam aktyvumui, įdomiausias dienos įvykius, pasižymiu sapnus ir savo savijautą. Kiekvieną mėnesį išsikeliu mažus iššūkius, daugiau vandens, laiko eiti miegoti, daugiau žingsnių, daugiau judėjimo, o jeigu pavyksta jų laikytis, būtinai save apdovanoju. Pagal mano mėnesio prognozę, gegužė turėjo atnešti naują pradžią. Ir taip ir nutiko. Dar prieš pusmetį buvau suplanavusi persikraustymą iš Klaipėdos į Vilnių gegužės mėnesį. Ir planas tapo realybė. Būtent todėl man taip svarbu žinoti savo metų ir mėnesio temas. Kai einame savo keliu ir darome tai, kam jaučiame pašaukimą, net jei tas kelias nėra lengvas, atsiranda labai daug pagalbos, netikėtų galimybių ir palaikymo. Šis persikraustymas nėra vienintelis mano didelis šių metų tikslas, bet labai džiaugiuosi, kad pagaliau nustojau tik svajoti apie sugrįžimą į savo gimtąjį miestą ir tai iš tikrųjų padariau. Džiaugiuosi savimi. Jeigu ir jūs norite sužinoti savo metų temą, mėnesio prognozes ar geriau suprasti, kokius etapus gyvenimas kviečia pereiti šiuo laikotarpiu, parašykit. Aš ne tik vedu mokymus ir astro renginius, bet ir konsultuoju.